Viešpats suspindės virš tavęs ir jo šlovė tave pripildys. Kilk iš švies, Dievo bažnyčia, šviesa ateina į tave ir Viešpaties šlovė nusilenks karaliai ir Viešpats sau saulę pakeis. Nuotaka jo esi tu žemėj, pamilk iš švies, Dievo bažnyčia, šviesa ateina į tave ir Viešpaties šlovė tave pripildo. Pakilk iš švies, stipri šviesa, pakilk iš švies, Dievo bažnyčia, šviesa Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ramybė jums. Ir tau, 1
Sveikinam visus susirinkusius prie Kryžių kalno švęsti Kryžių kalno atlaidų. Nuoširdžiausiai sveikiname iš Salezmo atvykusi abatą, sveikiname Telšių vyskupą, sveikinam Šiaulių vyskupą koadjutorių, sveikinam jo eminenciją kardinolą Sigitą Tamkevičių, sveikiname Vilkaviškio vyskupą, Kauno arkivyskupo auxiliarą Saulių, sveikiname Panevėžio vyskupą, apaštalinės nunciatūros sekretorių, sveikinam visus brolius kunigus ir vienuolius, sveikinam Seimo atstovus, savivaldybių, ypatingai džiaugiamės matydami Šiaulių rajono merą, džiaugiamės visais, kurie šią valandą susirinkome čia pašlovinti viešpatį maldą. Suprasdami, jog ne visuomet ėjome tuo keliu, kurį nurodo Kristus, nekartą buvome nutolę ir įžeidę Dievą bei artimą, atsiprašykime, kad vertai dalyvautume šventoje mišių aukoje. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Melskimės. Dieve, norėdamas atpirkti žmoniją, tu vienatiniam savo sūnui skyrei kryžiaus dalią. Suteik mums malonę čia žemėje pažinti kryžiaus paslaptį ir danguje džiaugtis atpirkimo vaisiais. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Skaitinys iš Skaičių knygos. Izraelitams kelionėje pradėjo kristi nuotaika. Jie ėmė bruzdėti prieš Dievą ir Mozę, murmėdami: kamgi jūs išvedėte mus iš Egipto, kad mes išmirtume toje dykynėje, kur nėra nei duonos, nei vandens. Mes šleikštuojame nuo to prėsko valgio. Tada viešpats užleido tautą nuodingomis gyvatėmis. Jos ėmė gelti žmonėms ir daug izraelitų išmirė. Žmonės ėjo pas Mozę ir prašė: mes nusidėjome, kildami prieš viešpatį ir tave. Melski viešpatį, kad jis išgelbėtų mus nuo gyvačių. Ir Mozė meldėsi už tautą. Viešpats atsiliepė Mozei: pasidirbink gyvatę ir iškelk iš vėliavos koto. Kiekvienas įgeltasis, pažvelgęs į ją, išliks gyvas. Taigi Mozė padirbino iš vario gyvatę ir iškėlė ant vėliavos koto. Dabar kas gyvatės įgeltas pažvelgdavo į varinę gyvatę, išlikdavo gyvas. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Neužmirškime
pasigailėdavo, dovanodavo kaltę, nenorėdavo jūsų naikinti, kaskart sulaikydavo savo rūstybę, nebaigdavo viso apmaudo lieti. Neužmirškime Dievo stebuklų, neužmirškime Dievo stebuklų. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Kristus Jėzus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki pat mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme. Ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šloviai išpažintų: Jėzus Kristus yra viešpats. Tai Dievo žodis. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus pasakė Nikodemui: niekas nėra pakilęs į dangų kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų,
kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Tai viešpaties žodis. Brangieji, susirinkome Kryžių kalno papėdėje, atvykę iš įvairių Lietuvos vietų, žvelgiame į čia esančius kryželius, kurie pastatyti atvykusių žmonių iš viso pasaulio. Ir kiekvienas iš jų turi savo istoriją, savo prasmę, atmintį, kuri talpina mūsų gyvenimo kryželius, sunkumus, bet kartu ir lūkesčius bei viltis. Todėl galime sakyti, kad ši ypatinga vieta mus kiekvieną sujungia. Taip kaip du medžio kamienus sujungia jų centre esantis nukryžiuotasis mūsų viešpats, taip jis sujungia visus mus viename tikėjime ir maldoje vienų už kitus. Todėl būdami čia ar stebėdami per televizorių ekraną, prisiminkime tuos momentus, kada buvote apsilankę Kryžių kalne ir palikote kryželį kaip pagarbos Dievui ženklą ir kartu kaip prašymo maldą. Čia esantis išgyvename kartu maldos bendrystę, būdami prie viešpaties altoriaus su visais jumis. Ir kaip gera žinoti, kad mes esame ne vieni su savo sunkumais, su savo kryželiais, bet šalia mūsų yra kiti tikintieji, kurie kartu meldžiasi ir padeda mums mūsų gyvenimo kelionėje. Šventasis Pranciškus Asyžietis kryžių pavadino savo knygą, kurioje išmoko išminties. Kryžius yra raktas atveriantis dangaus duris. Šventoji Rožė Limietė sakė, be kryžiaus nėra kitų kopėčių, kuriomis galėtume patekti į dangų. Jeigu norime patekti į amžinąjį gyvenimą su Dievu, turime kopti kartu su Jėzumi per kryžiaus duris. Ir kiekvieną kartą, kai mus kamuoja sunkumai, nerimas, rūpesčiai, kai jaučiame pareigų svorį, kai mus užgriūva nesėkmės ir kyla pagunda pasiduoti, turime pažvelgti į kryžių, į viešpatį esantį ant kryžiaus. Nes tik jis gali mums suteikti drąsos ir vilties ir pasiūlyti daugiau, negu siūlo pasaulis. Tuo pačiu Kristaus kryžius mus kviečia dėkoti Dievui už jo meilę mums. Didįjį penktadienį yra graži tradicija pagerbti kryžių, kai visi nusilenkiame arba priklaupę savo bučiniu pagerbėme kryžių. Tačiau norėdami iš tiesų parodyti pagarbą viešpačiui esančiam ant kryžiaus, turime padaryti daugiau negu pabučiuoti. Turime priimti jį kaip gyvenimo būdą, nes Jėzus aiškiai ragina mus tai daryti. Jis mums nesakė, aš paimu kryžių, kad jums niekada to nereikėtų daryti. Priešingai, jis sakė, jei nori būti mano mokinys, turi išsižadėti savęs, kasdien paimti savo kryžių ir sekti paskui mane. Priimti kryžiaus naštą. Pirmiausia, reikia atsisakyti nuodėmės kelio, nes kryžiaus slėpinyje matome tai, ką padarė mūsų nuodėmės. Šiandienos pirmajame skaitinyje girdėjome, kaip žydai pasidarė neištikimi Dievui dykumoje ir viešpats
atsiuntė nuodingų gyvačių, kurie privertė izraelitus prisiminti jų nusižengimus. Todėl žvelgdami į kryžių turime prisiminti savo nuodėmes ir melsti Dievo gailestingumo. Ir iš tiesų, brangiai, šiandien mes meldžiamės gailestingumo valandoje, 3 valanda. Ir mes melskime tiek už savo nuodėmes, tiek ir už kitų, permaldaukime viešpatį, melskime jo gailestingumo, kad viešpats dovanotų mums taiką ir ramybę. Ir pagerbti tinkamai kryžių reiškia nusigręžti nuo nuodėmio ir įsipareigoti sekti malonės gyvenimu. Antras dalykas, kas reiškia priimti kryžiaus malonę, tai yra tai, kad Jėzus mus įpareigoja eiti pasiaukojančios meilės keliu. Priimti kryžių reiškia pabučiuoti Kristaus meilę. Jėzus paliko mums didžiausią iš visų įsakymų. Mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Paimti kryžių reiškia sekti paskui jį nesavanaudiškos meilės keliu. Ir vienas iš būdų mylėti Jėzų ir artimą, tai reiškia visų pirma pamilti savo artimuosius iš naujo. Priimti juos su visais savo nepatogumais ir netobulumais. Kartais atrodo lengva yra mylėti kitą, kuris gyvena kažkur toli, bet kaip nelengva mylėti tą, kuris yra visai šalia. Ir kaip svarbu mums iš naujo melsti tos malonės, pažvelgti naujų žvilgsnių į savo artimuosius ir priimti juos, kaip jau minėjau, su visais netobulumais, bet kartu ir su visais tomis malonėmis, tais talentais, kuriais viešpats juos yra apdovanojęs. Ir šiandien popiežius Pranciškus yra paskelbęs pasaulinę senelių ir pagyvenusių žmonių dieną. Ir šią progą būtent jis parašė laišką, kuriame ragina nepamiršti parodyti švelnumo seneliams, pagyvenusiems mūsų šeimų nariams, aplankyti juos, kurie yra nusivylę, kurie praradę galbūt ateities viltį. Ir priešingai, kaip sako popiežius, savanaudiškam požiūriui, vedančiam į nusivylimą ir vienatvę, parodykime atvirą širdį, džiaugsmingą veidą kaip tie, kurie turi drąsos pasakyti, aš tavęs neapleisiu. Ir popiežius tęsia toliau, sakydamas, kad Dievas niekada neapleidžia savo vaikų, net ir tada, kai metų vis daugėja, o jėgos mąžta, kai plaukai pražylo, socialinis vaidmuo sumenksta, kai gyvenimas tampa mažiau produktyvus ir gali atrodyti beprasmis, Dievas žvelgia ne į išvaizdą. Ir nedvėjodamas pasirenka tuos, kuriem daugeliu atrodo nereikšmingi. Jis netmeta ne vieno akmens, priešingai, senesnieji akmenys sudaro saugų pamatą, ant kurio gali remtis naujesnieji akmenys, kad visi kartu statydintųsi į dvasinį rūmą. Taigi, brangieji, Dievo kryžiaus žinios esmė tai būti vilties žmonėmis, gaivinti savyje viltį ir atmintį, nes tai apjungia visus žmonės, senus ir jaunus, ir kviečia mus bendrystei. Kaip kitoje vietoje popiežius Pranciškus yra pasakęs, jei jaunimas yra pašauktas atverti naujas duris, tai vyresnieji turi raktus. Be šio senų ir jaunųjų susitikimo nėra ateities, nėra augimo be šaknų ir žydėjimo be naujų pumpurų, nėra pranašystės be atminties arba atminties be pranašystės. Tačiau šiandieninis, atrodo, pašėlęs toks tempas verčia mus uždaryti daugybę durų susitikimams, dažnai vengiant kitų, nes ne visada yra patogu, miela ir gera. Ir dažniausiai lieka atviri tik prekybos centrai ir greitas interneto ryšys. Tačiau taip neturėtų būti mūsų šeimose. Dievas kviečia mylėti artimą, pradedant nuo pačių artimiausių, nes jie yra mūsų istorijos dalis. Jie yra tos dovanos, kurias reikia branginti. Todėl dažniau mums reikėtų pažvelgti į savo artimųjų akis, negu į mobiliojo telefono ekraną. Atrasti noro pokalbių ir bendrystėj ir nepamiršti savo šaknų. Tikėjimą maitina ir puoselėja atmintis. Ne veltui šiandienos psalmės priegmesimis
mus ragina, neužmirškime Dievo stebuklų. Viešpats yra mūsų tėvų ir senelių Dievas. Jis nėra vienkartinės akimirkos Dievas. Dievas, kuris neturėtų šeimos istorijos. Jėzus Kristus įsikūnija konkrečioje šeimoje, tuo būdu pašventindamas ją. Taigi šeimos istorijos niekada neišeina iš mados. Mūsų galbūt senelių drabužiai ir skrybelės gali pasirodyti kai kam senamadiški, tos nuotraukos papilkavusios, bet tai yra artimųjų istorijos. Tų žmonių, kurie daug nuveikė, kad mes turėtume tai, ką mes turime šiandien, kad galėtume šiandien džiaugtis. Ir todėl, brangieji, šiandien stovėdami Kryžių kalno papėdėje, tarkime nuoširdų ačiū mūsų Viešpačiui už mūsų išganimo istoriją. Tarkime nuoširdų ačiū mūsų artimiesiems, kurie leido mums ateiti į šį pasaulį, kurie savo rūpesčių padėjo, kad mes esame tokie, kokie šiandien mes esame. Melskime mums visiems sveikatos ir Dievo palaimos. Tegul Viešpaties kryžiaus galia ir malda sujungia mus visus į vieną tikinčiųjų šeimą. Te stiprina Viešpats mūsų sunkumuose ir te padeda mums atrasti visiems ramybę ir savo palaimą. Amen. O dabar išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusių teisti. Tikiu į šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen. Brangieji, Kristus savo mirtimi ant kryžiaus atvėrė šaltinį visai žmonijai. Todėl kreipkimės į Kristų su didžiu pasitikėjimu. Visi tarsime, išklausyk mus Viešpatie. Viešpatie Jėzau Kristau, laimink šventąjį tėvą Pranciškų, apaštalinį nuncijų, visus vyskupus ir kunigus. Pripildyk jų širdis meilę ir kantrybę, kad jie uoliai skelbtų išganingąjį tėvo tikėjimą. Išklausyk mus Viešpatie. Viešpatie Jėzau Kristau, meldžiame už visus pašvęsto gyvenimo brolius ir seseris. Pakviesk į savo vynuogyną kuo daugiau kilnios širdies darbininkų, kad jų pranašiškas liudijimas pažadintų bažnyčioje meilę evangeliniams patarimams. Išklausyk mus Viešpatie. Viešpatie Jėzau Kristau, laimink Lietuvos prezidentą, vyriausybę, Seimo narius bei Šiaulių miesto ir rajonų savivaldybės darbuotojus, kurie sugebėtų darbuotis didesniai Dievo garbei ir žmonių geroviai. Išklausyk mus Viešpatie. Viešpatie Jėzau Kristau, padėk šeimoms tapti gyvosiomis namų bažnyčiomis, kuriuose klestėtų tarpusavio ištikimybė, pasiaukojimas ir atlaidumas, o vaikai būtų mokomi Dievo ir artimo meilės. Išklausyk mus Viešpatie. Viešpatie Jėzau Kristau, sielos ir kūno gydytojau, atleis mums mūsų nuodėmes,
saugok Lietuvą ir visą pasaulį nuo negandų. Išvaduok iš ligų, ramink sielos ir kūno kančias. Gyviesiems tiek sveikatos, o pašauktiesiems į amžinybę tavo dieviškojo veido regėjimą. Išklausyk mus, Viešpatie. Viešpatie Jėzau Kristau, meldžiame už kariaujančias tautas, visus didvyrius, žuvusius, nužudytus ir kenčiančius žmonės, kuriuos palėtė karo negandos. Tegul nepalūžta jų dvasia ir tikėjimas. Išklausyk mus, Viešpatie. Viešpatie Jėzau Kristau, savo globą bei palaimą lydėk ir toliau visą Šiaulių vyskupiją ir leisk mums kuo toliau vykdyti dangiškojo tėvo valią. Išklausyk mus, Viešpatie. Viešpatie Jėzau Kristau, trokštame ir meldžiame, kad visi Šiaulių vyskupijos švyturiai, Dievo tarnai, būtų paskelbti palaimintaisiais, o visi Lietuvos palaimintieji šventaisiais. Išklausyk mūsų Viešpatie. Gerasis ir gailestingasis Dieve, išklausyk mus besimeldžiančius prie išganytojo kryžiaus slėpinio, globok mus džiaugsmo ir skausmo valandomis ir savo šventuoju kryžiumi tolink nuo mūsų visas negandas, kad visi saugiai pasiektume amžinybės uostą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viską, ką
Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te nuvalo Viešpatie mūsų kaltes ši auka, kuri ant kryžiaus aukuro išpirko viso pasaulio kaltybę. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve amžinasis Dieve. Tu žmonijos išganimo įskyrei kryžiaus medį, kad iš ten prisikeltų gyvybė, iš kur mirtis kilo, ir kad nuodėmės medžių nugalėjusi suvedžiotoja, atpirkimo medžių nugalėtų mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Per jį tavo didybę garbina angelai ir arkangelai, o su jais cherubinai, serafinai ir šventųjų minios tau reiškia džiaugsmingą sutartinę šlovę. Leisk ir mums meldžiame prie jų prisidėti, drauge su jais nuolankiai tau giedoti. Šventas, šventas, šventas Viešpats. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus Sabaoth, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna
Tikrai, tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios gale pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas, davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Kristus mirė, Kristus kėlės, Kristus, Kristus vėl ateis. Kristus mirė, Kristus kėlės, Kristus, Kristus vėl ateis. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajam pasaulyje, ugdyk joj tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Eugenijų ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti, ir visiems to malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventai Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visą gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti. Tavo
Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmio savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikė žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Ramybė jums. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Jėzus kalbėjo, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Dabar bus dalinama šventoji komunija, prašome likti visiems savo vietose. Kur bus dalinama šventoji komunija, atskirsite vietas, kur savanoriai lydės kunigus. Tai pasirinkit jums artimiausiai esantį kunigą ir priimkite šventąją komuniją. Lietsargiai yra raudonos ir geltonos spalvų.
Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, šventąją komuniją stiprindamas, nuveski prisikėlimo garbę visus, kuriuos esi atpirkęs gyvybingąją kryžiaus kančią. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Dėkojame visiems už kantrybę, kad galėjome šiuo lietingu oru pašlovinti viešpatį šitoje nepaprastai brangioje vietoje, kur 1993 metais jau dabar šventasis Jonas Paulius II popiežius aukojo šventąją mišių auką. Dėkojame visiems vyskupams, kunigams, vienuoliams ir vienuolėms. Ačiū Seimo nariams, kurių šiandien taip gausiai susirinko. Ačiū rajono merui už nepaprastai didelį indėlį tvarkant Kryžių kalną. Nuoširdžiai dėkojame televizijai, kurios dėka galėjo mūsų visa Lietuva ir pasaulis regėti šią šventąją mišių auką. Dėkojame Marijos radijo klausytojams ir visiems Marijos radijo darbuotojams, kurių dėka
galėjo išgirsti šventąją mišių auką nuo kryžių kalno. Dėkojame visiems, kurie aukojate Marijos radijoje, nes tik jūsų dėka Marijos radijas šiandien gyvuoja. Ačiū Karitui, švenčiančiam 35 metų gyvavimo sukaktį. Dėkojame jiems už jų pasiaukojimą ir meilę. Karitas trokšta šiandieną mus pavaišinti gardžią košę, kurią išvirė pasienio užkardos darbuotojai. Dėkojame visiems ir nori mus sušildyti. Dėkoju Šiaulių rajono merui ir jo komandai, kuris su Meškuičių seniūnija rūpinasi Kryžių kalno priežiūra. Dėkojame Šiaulių miesto ir rajono kultūros centrų vadovams ir darbuotojams. Šiaulių bustūro vadovams ir vairuotojams, pasienio užkardos vadovui ir kolektyvui, ponui Alvydui Šedžiui už nuolatinę pagalbą, greitosios pagalbos darbuotojams, policijai, savanoriams, ačiū savanoriams. Na ir ypatinga padėka Šiaulių katedros chorui Džiaugsmas ir vadovui Romualdui Jasukoniui. Ačiū Šiaulių pučiamųjų orkestrui ir vadovui Sigitui Vaičiulioniui. Iš anksto dėkojame operos solistui Liudui Mikalauskui, Šiaulių vyskupijos centrų vadovams ir komandoms. Ačiū kunigui kancleriui Rimantui Žaromskiui už jo nuoširdų rūpestį atlaidų rengimu. Ačiū visiems, brangieji, kad galėjome būti kartu šią valandą ir dabar neskubėkime dar pabėgti, nors ir gal sušalome, tačiau mums nori padovanoti dar solistas keletą akimirkų ir pabūkime kartu. O dabar mes vyskupai suteiksime visiems iškilmingą palaiminimą. Viešpats su jumis. Tesaugo jūs visagalis Dievas nuo visokio blogio ir tesuteikia jums gausią palaimą. Te palaimina jūs ir te pažadina jūsų širdis nori klausyti Dievo žodžio, kad pasisemtumėte neblėstančio džiaugsmo. Te padeda suprasti, kas gera ir teisinga, kad visuomet vaikščiotumėte Dievo įsakymų keliu ir taptumėte verti amžinos draugystės su dangaus šventaisiais. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Pabūkim, neįkim. Garbėsiu Kristui ir dar turit ant savęs bent vieną sausą rūbelį likusį. Kieno tas
salsavimas karštas virš vaikiškos mano galvos. Tėvynė, tu mano tėvynė, su kuo ir prieš ką tu eini. Kodėl tu draskai man krūtinę ir ko tu taip ieškai many. Tėvynė, tu mano tėvynė, su kuo ir prieš ką tu eini. Kodėl tu draskai man krūtinę ir ko tu taip ieškai many. Nutolę nekryžia išėję, gyvi nepareis, retėja mūs gretos retėja ir gęsta namų